Jėzus nesustoja vien tik pateikdamas Tėve mūsų maldą. Jis iš karto pasako palyginimą apie draugą, kuris atkakliai beldžia duris vidurnaktį, prašydamas duonos. Ir tada Jėzus sako: prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Tai kvietimas melstis ne vieną kartą, ne paviršutiniškai, bet atkakliai. Malda yra tikėjimo kvėpavimas. Be jos mūsų vidinis žmogus silpsta. Efeziečiams laiške 6 skyriuje 18 eilutėje Paulius sako: visada melsdamiesi dvasioje, visokeriopiomis maldomis ir prašymu, ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius. Tačiau dažnai mes pavarstame melstis, ypač kai negauname atsakymo, kai atrodo, kad dangus tyli. Bet Biblija kviečia nesustoti. Prisiminkime Mozę, kuris užtardavo tautą, Danielių, kuris meldėsi 21 dieną, kol galiausiai angelas atėjo. Net Jėzus Getsemanėje meldėsi atkakliai, prakaituodamas krauju. Malda ne visada keičia aplinkybės, bet ji visada keičia mus. Ji atveria mūsų širdį Dievui, ji stiprina, ji veda į ramybę. Tegul mūsų širdis būna tokia kaip tų mokinių, su nuoširdžiu prašymu: Viešpatie, išmokyk mus melstis. Ir tęskime šią kelionę drauge, augdami maldos jėgoje.